Taip. Ačiū pirmiausia komisijai, kad tikrai pakvietė mūsų įstaigą. Kartais būna mūsų įstaiga nedrasu daug kur kviesti, nes visi įsivaizduojat, kad jeigu pakvietė, tai jau bus kažkas tai stipriau, rimčiau ir su kažkokiom tai pasiekmėm. Tai tikrai pasakysiu, kad šį kartą aš kaip ir kalbėjęsis Gediminas ruošiausi vienaip, bet nusprendžiau kitaip, o atėjęs į salę po Gedimino kalbos nusprendžiau dar kitaip daryti. Būna taip, tai žinokit, tokia yra teisė, tokia yra net ir ta griežtoji baudžiamoji teisė, kad jau nesakysiu klasikinę patarlę 3 žmonės, 3 sprendimai, bet dėja, taip yra. Pirmiausia, čia ateidamas pasakiau ir komisijos atstovom, kad apie čekučius nekalbėsiu. Nes gal būčiau pasiruošęs vienaip, matėt, sprendimų yra kitaip ir tie sprendimai yra vertinami, vėl teismo sprendimai yra priimami ir mes to laikomės, mes turim savo poziciją ir tą poziciją, kaip sakyti, deklaruojame. Todėl apie čekučius ne. Gal ir gerai, nes sprendimų dar bus. Dar norėčiau pasakyti prieš pradėdamas, kad prokuratūra, baudžiamoji teisė, sausai tikrai aš nekalbėsiu, tai turbūt neįdomu. Mes turbūt žinom visi, kas yra piknaudžiavimas, kas yra kyšys, kas yra dovana. Ruoždamasis gal šitiem visiems aspektam į interneto platybės mes kaip nueiname, tai tikrai turim tokių pavyzdžių. Dovana, kyšis, specialių tyrimų tarnybos, mačiau atstovas Juozas Berenta yra jis taip padaręs gražiai, kad mokytis visiems, tai turėtų būti visi skaityti, tai žiūrėti ir taip nesielgti. Ką norėjau pasakyti, kodėl taip kitaip pradėčiau. Tikrai po pono Gedimino pasakymo, aš net sakyčiau, kad jūsų komisija turėtų važiuoti visur, visus mokyti ir nebūtų net ką tirti. Kodėl aš taip sakau? Taip mes sakom, tai dabar yra visur labai populiaru, visi girdite elektroniniai sukčiavimai. Prevencija, prevencija, prevencija ir tikrai turbūt jų gal ir neliktų. Nes tyrimai yra sudėtingi, o žmonės dėja mes jiems sakom, kad nesinaudotų, bet kiekvieną dieną ir jūs girdit ir mes matom, kad tikrai didelės sumos pinigų dėja kažkur tai nueina. Tai čia sakyčiau ir komisijai. Nu atrodo, turim sprendimus, važiuojam visur, visus išmokom. Visi, kaip sakyt, valstybės tarnautojai turbūt esam žmonės su tam tikrų įsilavinimu, intelektu. Gal atvažiuoti į įstaigą visiems pasirašyti tas, kokios yra taisyklės ir nieko nebūtų ir jūs toliau mokot. Tikrai gal tai būtų idealu. Bet tai turbūt yra idealioji visuomenė. Taip, aš trumpai gal apie tai, kaip pristatymą dėl baudžiamosios teisės, nors dar noriu paminėti, kad aš esu, mūsų įstaigoje yra tokia prokurorų etikos komisija. Tai aš esu prokurorų etikos komisijos narys. Tikrai mes gaunam įvairių situacijų, kas susiję su etika, kas susiję su interesais. Ir visi įsivaizduojam turbūt, kad tas prokuroras toksai yra vienas iš padidinto įdomumo, viešumo šaltinių, kur tikrai dauguma jį mato. Kaip pasakysiu, Vilniuje gal ne taip, Vilniuje gal vadovai daugiau matoma, bet jeigu nueisim į atokesnės vietovės, tai tas prokuroras, pavyzdžiui, nedidelėme miestelėje X, šiuo metu gal ir 1 ar 2 yra, tai tikrai visa visuomenė jį mato. Ir jis nori, nenori, dalyvauja visuose tuose procesuose, tam miestelį ar mieste, kaip įvardintume, pradedant nuo ikiteisminio, matot, kaip sakau, iki mokyklinio įstaigų, nes vis tiek turbūt yra ir vaikų, ir baigiant kitaip. Tai turbūt yra normalu visuomenė ir kaip pasakyti ne, kur nedalyvauti, kur neprisijimti, tikrai yra labai labai sudėtinga. Taip, dabar trumpai. Kas tai, jei ne interesų konfliktas baudžiamosios teisės požiūriu? Taip, tai turbūt mes turim, žinom, tą viešų privačių interesų pažeidimai, etikos pažeidimai, nusikalstama veika. Taip, tai etikos pažeidimai tikrai, manau, gal pirmiausia yra, o po to kyla ir nusikalstama veika, bet pas mus gal būna pirmiau
eina į nusikalstamą veiką, o paskui būna šnipštas ir gal gaunasi etikos pažeidimas ar panašiai. Deja, tokia realybė. Dėl to, kad vėlgi tai atlieka žmonės. Žmonės tokie patys kaip mes, kaip jūs. Ir tarp prokurorų tikrai kyla tokių diskusijų, tokių aršių, ar tai yra, ar tai nėra, tikrai labai daug. Taip pat kyla tokių, kaip sakyti, diskusijų, kur yra pareigūnas ir kur yra ikiteisminio tyrimo įstaiga. Kyla, ar čia bus, ar čia nebus, ar čia nieko nebus. Tai todėl tai ir išplaukia. Vieniem nieko nėra, kitiem yra, kitiem etikos pažeidimas. Taip, dėl prokurorų. Aš gal trumpai prokurorų elgesio principai, vėl tai etikos taisyklės, teisingumas, nešališkumas, padorumas, nepiktnaudžiavimas. Tai yra turbūt tokie pagrindiniai, ko mes turim laikytis, tai vėlgi numatyta pas mus ir tai jau yra toks mums kaip reikalavimas, kurį mes būtinai turime laikytis to ir nepažeisti. Pagrindiniai gal aš pasakysiu, kas susiję su interesais panašiai, tai tikrai yra teisingumo nešališkumo principas, kur vėlgi mes skatinam, mes ir turim to laikytis ir kartais tikrai pasitaiko tokių gana įdomių situacijų, kaip pavyzdžiui, paskutinį paminėsiu, pranešti aukštesniajam prokurorui, jeigu artimas giminaitis ar šeimos narys tampa teisinio proceso dalyviu ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Vėl. Grinai klausimas, į kurį atsakymą tikrai nežinau, ar kas mes turėtume. Mes kaip prokurorai sakom, mažas miestelis, aš visus pažįstu, šeimos narys giminaitis ir kaip gerbiamas Gediminas minėjo, gal matęs, gal nematęs ir kur čia yra. Ir jeigu nepranešiau, pražiūrėjau, gali kilti konfliktas, o gali vėl kaip tokios savokos, kur yra neapibrėžtos, mes kaip norim taip ir interpretuojam jas, tai tikrai yra sudėtingų tam prokurorui ar panašiai spręsti. Bet tai yra numatyta ir mes sakome, kad geriau kartais viską pranešti ir kai viską pranešam, tada sprendžia kas? Aukštesnysis prokuroras, o aukštesnio prokurorui prisimti visą atsakomybę. Vėl tokie niuansai, tai mes kartais irgi tarėmės su komisija jūsų. Taip, nepiktnaudžiauti ir sąžiningumo principai. Vėl, tai šie principai, aš jau manyčiau, kurie yra ant ribos. Kas nueina į interesus, kas nueina į etiką, kas net nueina į teisinę baudžiamąją atsakomybę. Ir vienas iš pavyzdingumo principas įpareigoja prokurorą vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. Taigi, jeigu tai atsitinka, tai tikrai svarstome ir mes žiūrim, kai etikos komisija vertinam, tikrai su komisijos ir jūsų nuostatai žiūrime ir kaip minėjau Gediminas, lato praktikas vertinam, nors nebaudžiamojoje teisė, tačiau šioje. Taip, dovana. Apie dovaną tikrai daug prirašyta ir daug ką mes matom ir daug ką žinom, aš po to gal pavyzdžiais bandysiu padiskutuoti apie tai, kur niuansų yra visokių. Kai tai spręsti ir kaip interpretuoti, interpretuojam visi įdomiai. Asmeninis, tai visi turbūt suprantam, kad į gimtadienį ateinam, duodam dovanas ir praeinam. Verslo vėlgi reguliuoja etiką, vidaus taisyklės ir organizacijos vidaus atsakomybė. Šiuo atveju tikrai gali kilti ir konfliktai, ir gali kilti kažkokios tai pasiekmės. Viešasis sektorius. Vėlgi tikrai sureguliuota įstatymais, etikos vidaus tvarkos, turbūt kiekvienoje institucijoje tai yra. Ir kilti atsakomybė, drausminė, net ir administracinė už nedeklaravimą yra net įdomu ir dėja baudžiamoji atsakomybė. Kyšis. Vėlgi dovana kyšis, aš tik bendrais požymiais panagrinėsiu. Dovana suprantam, kad tikrai gali būti kyšis ir kaip daugelį atvejų ir baudžiamojosiuose bylose man atnešė dovaną, aš neėmiau jokio kyšio. Tai dovana, bet kai pasižiūri giliau, tai yra už kažką ir tada prasideda visi įdomumai. Ir dar
gal pasakysiu daugiau iš praktikos. Mes visi įsivaizduojam, kad kažko neuždeklaravę, kažkur atnešė, kad pradės vtekas, galiu tai pavadinti tyrimą, bet kartais nueina į baudžiamąją ir tie proceso dalyviai verda iki teisminėme tyrime ir mes iš karto tikrai negalim pasakyti, ar tai bus etikos pažeidimas, ar tai nieko nebus, ar tai baudžiamoji atsakomybė. Ir jeigu mes neuždeklaravę, nenusišalinę kažkur ir kažką ir paėmėm, tai procesas tikrai nenoriu sakyti, kad ilgas, kad mes tai darom prokuratūrą, bet dėja labai labai ilgas. Ir po vakarykščiaus ar sprendimo 7 metai ir po to nieko, tai va tokie yra sudėtingi procesai ir juos suvaldyti dėja, manau, kad dar ir dabar nėra net galimybės. Dėl kyšio vėl pažeidimai sausai pamatom, tai ir kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu. Kyšis dovana. Neatlygintinumas tai pagrindinis kriterijus. Dovanos priėmimas teisiškai nepagrįstas, jis neteisėtas, tai yra arba drausminis pažeidimas, jau minėjau, administracinis ar nusikaltimas. Taip, ir tada, manau, kas susiję su interesais, tai yra piktnaudžiavimas tarnyba. Tai yra tikrai turbūt sąvokos, kuri viena su kita kažkiek tai susiję. O potekstėje mes matom, kad iš jų gali kilti, iš interesų konflikto tikrai gali kilti piktnaudžiavimas tarnyba. Ir vėlgi, čia tikrai galėčiau sakyti ir komisijai tikrai reikia dažniau diskutuoti, kelti tuos klausimus, nes mes kaip susidurėm su baudžiamajame procesu, pradedam ikiteisminį tyrimą ir po to žiūrim, kas ten gausis, gal tikrai reikėtų nepradėti daugeliu atveju, gal pirmiausia etikos komisija tai išnagrinėtų, bet kaip mes sakom, jei nepradėsim kažko, tada dings įrodymai, dings nusikalstamos veikos dalykas. Taip, situacija yra labai labai įdomi. Ir vėlgi sakau, net pradinėje stadijoje, kiek žmonių, tiek nuomonių, kartais net pasikeičia tie dalyviai, kurie vieną nori pradėti, kiti nori nepradėti ir turbūt visi tai suprantam, kad tikrai tokių situacijų būna. Taip, objektyvieji požymiai, pavojinga veika, pavojingais padariniais ir priežastinis ryšys. Vėl tas įdomiausia, tai turėtų būti gal priežastinis ryšys tarp veikos ir kilusių padarinių. Taip, tikrai turi būti priežastinis ryšys, tas toks yra įdomumas ir kai kas sako, visai nebuvo nieko, tik tai iš bendro konteksto tai įvyko. Dėl didelės žalos, vėlgi, tai diskusija ir tikrai aš nenorėčiau, kai teisininkas tai vertinti, nes tikrai vėl 3 žmonės nuomonių įvairovė, kas yra didelė vertė, kaip jis susidaro, jeigu mes materialinę pusę tai galim pasakyti, tačiau nematerialinę pusę mes tikrai daug kas teismas vienaip interpretuoja, tada po kiek laiko kitaip interpretacija yra, tai tikrai labai yra įdomu situacija būtent dėl tos žalos. Vėl, tai piktnaudžiavimo tarnyba tokie pagrindiniai postulatai, kaip matysiu, jūs akim permetat, aš turbūt nesigilinsiu per daug. Tai dar toks momentas, kur tikrai labai įdomus gal mūsų baudžiamajai teisai, gal ir kriminaliniai žvalgybai, tai yra piktnaudžiavimas tarnybinė padėtimi gali pasireikšti tiek ilgalaikių sisteminių tarnybos pareigų neatlikimų vykdymų, tiek vienkartinių poelgių. Vėlgi, čia mes iš baudžiamosios teisės, kai žiūrim ilgalaikių, tikrai ne vieną kartą ir teismai, ypač gynyba, advokatai sakė, tai kodėl jūs tiek ilgai laukėt? Tai čia turbūt klasikinis, kodėl tiek ilgai, ar laukėt, kad kas įvyktų, jeigu neįvyko, tada tik tai ėmė. Taip, tai vėlgi, ta situacija, pasakyčiau, nėra išbaigta. Kada turim sustoti, jeigu matom, kad blogai, laukti ko nors ar nelaukti. Vieni sakom, jeigu mes sulauksim, bus baigtinė nusikalstama veika, jeigu kažkokioj stadijoje bus ale pasikeisinimas, rengimasis, o gal voras tik tai. Todėl, sakau, situacija yra įvairi. Ir vėlgi, jeigu mes vadovausim, kaip ir pirmininkas komisijos sakė, teismų sprendimais, tai gausim ko tik tai norime. Ir dar kaip mes praktikai sakom, yra tokių sprendimų,
kur net aukščiausias teismas nepasisako, nes, pavyzdžiui, nutrauksim ikiteisminį tyrimą ir baigtinė stadija, kur net jūs kartais net nežino tokių situacijų. Kartais teismas patvirtina pirmoji instancijoje, kartais, jeigu apsiskundžia apeliacinė instancija apygardos teismas ir tie sprendimai net nėra viešumoje. Taip, didelės jau žala, kaip minėjau, tai tikrai įdomus variantas dėl šito ir aš nenorėčiau gal tai atsižvelgti, tačiau tai yra būtinumas. Taip, kito pobūdžio žala, fizinė ar kitokia neturtinio pobūdžio žala pasireiškia padaryta teisės ginamoms, saugomoms nematerialioms vertybėms, sveikatai, orumui, garbei ir taip toliau. Vėlgi, čia žalą, kaip mes suprastume, gal suprantat, yra pareigų viršijimas, tai čia yra paprasčiausias dalykas, gal toksai yra, kai mes suprantame, kad paprastą pavyzdį policijos pareigūnas viršijo įgaliojimus ir padarė sveikatos sužalojimą įtariamajam, imkim taip. Vėlgi, tai yra vertinimo dalykas, bet jau mes turim realią žalą, tai yra žalą sveikatai. Ja galime vertinti apčiuopiamai pagal sužalojimo laipsnį, tai yra, manau, kad aiškiai suprantama situacija. O kitos žala juridinio asmens reputacijai, valstybės tarnybos autoritetui. Pabandykite įvertinti. Aš suprantat, atsisėdęs turbūt, jeigu ne 20, tai 30 ar 5 situacijas sugalvočiau. O jeigu mes įvestume į dirbtiniam intelektą, tai turbūt parašytume ir diplominį darbą ir panašiai. Todėl savokos yra tokios, kad, o jeigu dar visus surinktume teismų sprendimus nuo kada davė, tai vėlgi matytume šou. Bet taip turbūt ir yra. Tačiau kiekvieno atveju vertinama. Ir vis tiek negalėjau, kaip sakyti, nuo tokių elementarių dalykų. Piktnaudžiavimas tarnyba, turto pasisavinimas ir dokumentų klastojimas. Jeigu nėra piktnaudžiavimo tarnyba, bet paėmė 2000 eurų, pateikė dokumentus, suklastotus. Ar bus nusikalstama veika? Ar bus? Paprastam žmogui, jeigu paimsim UAB, dar kažką, tikrai mes į teismą perdodam bylas pagal 138 pasisavinimą. 30 suklastojimą. Todėl aš tikrai manyčiau, kad gali piktnaudžiavimo nelikti valstybės tarnautojui, bet būtent tos nusikalstamos, jeigu jisai paėmė iš savivaldybės ar iš valstybės, turėtų likti. Čia gal bendra, tikrai manau, kad yra baigę kažkas su baudžiamosios teisės, tikrai baudžiamoji teisė, tai prašoma ir nežinau, aš jau dirbu ne vienerius metus, tikrai nėra pasikeitę, tai aš manau, kad bendram kontekste tai turėtų irgi būti. Taip, o dabar, kaip sakoma, reklama, o dabar lengviau. Dabar, suprantat, gal aš tikrai norėčiau padiskutuoti ir su juma. Čia yra laisvalaikis. Tai yra jūsų, mano ir visų normalių žmonių laisvalaikis. Valstybės tarnybai reikia deklaruoti privačius tuos interesus ar panašiai. Čia matot vieną išskirtinį dalyką, laisvalaikio formų yra įvairių, bet aš čia tokias pagrindinės paėmiau. Ir matot, medžioklė yra. Taip, laisvalaikio forma, taip. Ką mes turim? Mes turim, kad tiem, kas reikia ir kas medžioja, turi tai deklaruoti. Tai yra numatyta. Ką toliau turim? Kas gali būti medžiotojai? Tas, kas turi teisę turėti šaunamąjį ginklą. Taip, taip. Apie ką dabar daugiausia kalba, kur yra interesų konfliktai, kur gali vykti visos nusikalstamos ar panašiai, medžioklėje. Kodėl taip kalbama? Todėl, kad visi žino, kas toj medžioklėje dalyvauja. Todėl, kad medžiotojai visi susirašo į medžioklės lapą. Čia turbūt specialių tyrimų tarnybos yra atstovai, kurie tai darė. Žino, visi susirašo žmonės ir visi žino. Ir tai yra, aš manau, kad aukščiausias laipsnis ir žmonių, kurie dalyvauja, nes jie turi
leidimą ginklui, o ginklą leidimą, kad turi turėti. Neteisti, panašiai, taip toliau, bent tuo metu neteistas žmogus turi turėti leidimą. Tai jisai tikrai, manau, normalus pilietis, nes bet kas negaus, jeigu bus teistas ar už korupciją, ar už ką jisai neturės. Todėl aš medžioklei skirčiau, kad tikrai sureguliuota šaka, kur labai labai minimaliai kas gali vykti. Imkim sportą. Padelis, taip? Visi padeliai sportuojat. 20 metų su klasioku žaidžia padelį, taip? Vienas turi deklaruoti interesus, kitas yra, negaliu sakyti, kad verslininkas ar kas, bet žmogus, kuris gali. Kas moka už tai? Vienas iš jų moka ir 20 metų. Normalu? Gal. Dovaną priima? Gal. Yra nusikalstama veika? Nėra. O gal? Ir pasakykit ką, bet jam tai sekasi tam kitam, kuris moka labai gerai visur. Jau abejonių pasakykit, o jie kur nors deklaravo, tam, kur turi gal. Technika. Turbūt ir čia turėtumėt kas nors licenciją skristi, lėktuvą valdyti. Ir tikrai praktikoje yra taip, kad vieną transporto lėktuvą įsigyja 3 asmenys ar 2, vienas iš jų valstybės tarnautojas. Ir kaip tai dalintis? Ir visi skraido, panašiai, taip toliau. Ir vienam, dviese imkim, kur tikrai gali tilpti į lėktuvą. Ir vienam atsitinka problema, o tas nebuvo jo deklaravęs, kur reikia. Ir ką mes turim? Ir tikrai pas jūs ateitų, jeigu dar mes pirmi ar kita įstaiga paimtų ir tas tikrai eitų kartu, nes jie kažką darė ir panašiai. Va čia yra, manau, problemos, kur, aišku, tą techniką nepaimtume, taip pat ir laivai, žvejyba. Žvejoja kas? 3 nuteisti ir vienas, kuris valstybės tarnyboje dirba. Ir tai normalu, sako, nieks nedeklaruoja, kodėl aš su jais negaliu būti. Kodėl? Medžioklė negalima, žvejyboje galima. Skiriasi kas nors, kuo nors, manau, ne. Ir iki mūsų ateina situacija, kad su kriminaliniais elementais valstybės tarnautojai žvejoja, panašiai, taip toliau, visur važiuoja. O žvejyboje įrankiai kitokie negu net medžioklė, ir laivai, ir kateriai, panašiai, ir kainuoja daug, bet žvejyba nėra deklaruota. Niekur, nėra nei sąrašų, nieko. Kelionės, vėl apie kelionės tikrai irgi galima šnekėti, kas su kuo keliauja, kaip keliauja ir panašiai. Ir dar viena tema - darbo priemonės. Transporto. Anksčiau buvę, dabar turbūt nieks nesinaudojat, vaikų į mokyklą nevežat, iš darželio į sporto klubus nevežat, turbūt jau praeitis, bet įdėtume internetą, būtų daug. Tai manau ir komisijos pirmininkas sako, nedarykit taip. Mokėjimo kortelės. Tikrai turit, ir čia manau, kad net iš akių matau, kad turi daug kas valstybinės mokėjimo benzino korteles ir panašiai. Kiek yra atvejų, kai pildavosi ir į savo, ir ne į savo, ir vairuotojas, ir nevairuotojas, ir žmona, ir pusseserė, ir anūkas, ir išsiskyrusi žmona, ir visi pildavomės. Sprendimų internete vėlgi yra, todėl nesinaudokit. Gali ir iki jūsų kažkas atsirist. Taip, mobilio ryšio telefonas. Kiekvienoje įstaigoje turbūt yra taisyklės. Mobilio ryšio telefonas, darbinis, mes irgi savo duodam darbinių, ateina perviršis, gal ir pas jūs kiekvienoje yra susimokam panašiai. Vėl tas, ar naudotis privačiu ar savo, tikrai yra labai sudėtingų įskirti ir manau, kad daug kas ir vienaip daro, ir kitaip, bet svarbiausia turbūt, kad jeigu viršijot limitą, kurį reikia susimokėti, jeigu darot kažkokią nusikalstamą veiką, visi suaugę, pavyzdžiui, pagrindiniai kokia veika yra Viberis, WhatsAppas, siunčiat nuogą kūną. Iš karto, nusikalstama veika, iš karto jai nusiunčiat. 309 straipsnis, sugrįžę pasižiūrėkit baudžiamo kodeksą. Žinau, kad siunčia. Tai toks gyvenimas, tai tikrai
kas nors patikrintų, nes tarnybiniai patikrina ir gali būti. Taip, toliau, kas dar liko? Kompiuteris. Su kompiuteriu ir su Gediminu diskutavom, tikrai savo naudai naudotis jo negalima, nežinau, tokia neapibriešta situacija, visi turbūt prisijungiam ir Delfi, ką ten darom, skaitom, aš tai pagal savo darbą turiu skaityti, nes žinot, kas vyksta dėl viešo intereso kartais pradėti ar panašiai. Nu, pasakykit, kad kas iš darbinio kompiuterio neprisijungiat prie bankinių operacijų, prisijungiat. Taip. O tai jau bauda. Nu, kelių taisyklės pažeidėm, tai bauda. Kur, jeigu norim apskūsti darbiniam, rašom darbiniam. Blogai. Ateis kas nors sakys, negalima, jau gali būti pažeidimas etikos. Situacija, sakau, su darbiniu kompiuteriu yra įdomu. Ir pagrindinis momentas, ką aš norėjau pasakyti, vėlgi tai yra diskusijų ir aš manau, kad tekas kažkada jūs labiau ir pamokas, kaip elgtis, pasakysi, tarnybinis elektroninis paštas. Niekas jam neturi būti, jeigu ateitų vyriausia komisija rinkimų, sakau, etikos komisija pažiūrėtų ir jūs siunčiat, pavyzdžiui, užsisakėt prekes į tarnybinį elektroninį paštą. Labą dieną. Taip ar ne, pasakykit? Va taip, negalima. O dabar įsivaizduokit paskutinis akcentas. Nesakysiu kokią įstaigą, bet, tiek to. Vienas įstaigos, iš vadovų, toks kaip aš gal, elektroniniu paštu parašo. Labą dieną, norėtume pirkti butą jūsų name, kaina, kiek Vilniaus kaina, imkim, 300 000, 2 kambarių. Bet jeigu padarytumėt nuolaidą 30 000 eurų, jau tą butą apžiūrėję, panašiai, taip toliau, tai atsižvelgiant į mano pajamas, norėjau sakyti pareigas, bet pajamas, ar padarytumėt 30 000 nuolaidą. Ir aš gaunu, vėl aš jau sakau, ir gaunam į elektroninį paštą, tai padaro. Tvarkoju, viskas. Deklaravau, vėl aš apie save šneku, gal taip daręs, nežinau. Deklaruojama, tai viskas oficialiai, butas nupirktas, taip toliau, gyvenimas vyksta po metų 2 ar 3, pavyzdžiui, taip. Pasikeičia tos įmonės direktorius, ateina auditą, kažkokių dar blogų dalykų padaryta, taip toliau. Ir ponui X 30 000 nuolaida. O didžiausia nuolaida yra 5 000. Labą dieną ir policija, galimkim čia, finansinių nusikaltimų tarnyba ir mes jau turim reikalą. Ir mes atsekam visą informaciją, kad žiūrim iš tarnybinio elektroninio pašto siųsta čia. Ir tikrai jums niekas nesiaiškins. Pradžioj tikrai bus, manau, kad reikalų. Po to tik tai gal į etikos komisiją nusiūs ar panašiai. Todėl elektroninis paštas gali, kaip ir aš sakau, nuo 0 iki nusikalstamos veikos. Tokia yra akimirka. Gali vėliau nebūti nusikalstamos veikos, bet gali nelikti pareigų, gali dalyvauti procese, gali turėti ne 30 000 nuolaidą, bet daugiau gynyba ir taip toliau. Todėl tikrai yra labai slidi situacija ir aš manau, kad ir etikos net atstovai, jūs tikrai tą situaciją gal reikėtų net labiau viešinti, nes nieks nežino, mes pavyzdžiui diskutuojam iš šitos situacijos, dabar jeigu nebūčiau papasakojęs, kokios pasekmės gali kilti, bet tikrai daug kas sakytumėt, nieko nėra, yra negerai, 2 variantai, yra sprendžiam etiko ir kitose procedūruose, 3 variantai, 3, gal kažkas jau atsitiko, 4, gal pradedam kažkokį tyrimą vietinį, panašiai, 5, pradedam ikiteisminį tyrimą, pareigos ir panašiai. Tai va, tiek trumpai, pagrinde galvojimui, savęs vertinimui ir kad taip neatsitiktų. Ačiū.